inžinierinių geologinių žemėlapių sudarimas. Tam tai yra nenaudojami, bet tiesiog yra einamas maršrutas, taip vadinamas, kasami šurfai, tai yra tokios duobės, metras ant metro ir metras į gylį. Taškai dedami ant topografinio žemėlapio, kadangi mes šiandien tokių tikslų kažin ko nuveikti neturim, tiesiog iškasim porą šurfų, apsirašysim gruntus ir tiesiog pažiūrėsim, kaip tai daroma. Ir kitas dalykas, pirminė apžvalgoje inžinerinės geologijos tikslais yra apžiūrėti, kokie yra geologiniai procesai toje visų tyriamoje aikštelėje. Na tai einam dabar ten kur nors ir pakasinėsim. Iškasta, jeigu jau yra pamatų duobė iškasta, jiems reikia paimti mėginius ar kažkokius tyrimus. Gali būti šlaitas nusilinkę dėl kokių tai lietaus, sakykime, nuplautas. Tai yra palengvinimas, padarom, nuvalom vieną sienelę, tai yra nuvalom tą sukritusi supiltą gruntą, kad matytume ir galima užsirašyti tada visus sluoksnius. Tai čia mes nekasim, nežiūrėsim, nes čia yra nieko nesimato iš tikrųjų. Tai vat vienas būdas, kaip galima lengvai ištirti gruntus ir paimti mėginius. Nuošliauža, taip, labai nedidelė nuošliauža, galim sakyti nuoplava, po liūčių išplautas smėlis. Be jokios abejonės mūsų statyboms ir pastato eksploatacijai tokie procesai jokios įtakos neturės, bet jeigu tai būtų didelio masto ar status šlaitas, tai reikėtų jau įvertinti. Dabar šurfą, kasam šurfą. Šurfas, duobė, metras ant metro ir metras į gylį. Kasim metrą ant metro, tikrai nekasim, kasim daug mažesnį tą šurfą. Iš tikrųjų reikia kasti platesnį, todėl kad galima lengviau bus įsikasti gilyn ir bus lengviau paimti mėginius. Nes jeigu reikia paimti mėginį, jums paskui rodys, kaip jie įmami su žiedu, tai jeigu bus siauras jūsų šurfas, jūs niekaip nepaimsit. Ir apsirašyti lengviau. Dėl to reikia platesnį daryti. Mes, kadangi mėginių neimam, tai pasižiūrėjimui, tai šiek tiek tokį siauresnį kasam šurfą, tiesiog apsirašysim gruntus ir viskas. Dabar dar vienas dalykas, atėjus į vietą, į aikštelę, darant bet kokį tyrimą, ar tai būtų šurfas, ar grįžimas, ar zondavimas, visuomet reikia nustatyti tyrimų vietą erdvėje, tai yra gręžinį arba šiuo atveju šurfą reikia prisirišti. Yra topografiniai žemėlapiai būna, uždedamas taškas ir pririšamas, aišku, lengviausias būdas būtų su GPS-u. Kitas būdas yra paprastas, primityvus, yra 3 taškai ir rašom, pavyzdžiui, 100 metrų pietų kryptimi iki kažkokio tai pastato. Toliau į kitą pusę ir į trečią pusę. Tai vat prašom, galite pradėti prisirišinėti. Neprisirišam prie medžio, neprisirišam prie mašinos, prisirišam tik prie pastovių statinių. Tai maždaug rašom sustojimo taškas numeris 1. Koordinatės neturim, tai mes rašom prisirišimą. Taip, maždaug žiūrit, ten vienas faktas yra, jūsų universiteto kampas yra, gali būti kitas kampas, kito universiteto. Maždaug iš akies, 500-600 metrų. Va, palaikiniai kasą galit rašyti. Evaldai, tai jūs rašykit, nu. Tai redaga kalba. Tai reikalinga tam, kad kitą kartą atėję jums reikės pakartoti tyrimus, ar reikės dar kažką tai padaryti. Jūs paskui savo darbo vietos nerasit. Nes tikrai taip atrodo pradžioje, atsiminsiu, bet iš tikrųjų tai... Arba kitas žmogus ateis, kažkokius kitus tyrimus darys, jums reikės. Būtent toj pačioj konkrečioje vietoje reikės. Tai galės surasti tą tašką. Pasižiūrėkit, kur yra pietus, kur yra šiaurė. Iš medžių galite pasižiūrėti. Galiu pasakyti, pietus ten yra. Tai pasižiūri. Šiaurės rytų kryptimi iki aplinkos fakulteto kažkiek tai metrų. Vienas taškas. Kitas vakarų, šiaurės vakarų. Tai mes iš akies nustatinėjam čia be abejo. Galite iki to namo gyvenamojo, ten pietų kryptimų. Kažkiek tai metrų. Geriausiai 3 skirtingas pusės. Jeigu nėra, galima 2 tik tai. Vieną. Puikiausiai matosi visi sluoksniai. Viršų čia jau išsitripė ant kojų, išsinešioja, bet šitoj vietoj šiek tiek yra. Gal mes nerašysim, nes šitoj vietoje, jeigu mes rašytume, matytųsi viršuje yra smėlio sluoksnis. Tai būtent tos suplautos smėlio sluoksnis. Na, mes rašom šitoj pusė, sakykim, smėlio nėra, čia jau mes jau išnešiojam, ištripėm. Viršutinis sluoksnis matosi. Čia kažkur tai.
Nuo 0 iki stojimo taškas numeris 1. Ir rašom nuo 0 cm iki, gal biškai čia, iki čia. Nu, iš akies irgi, kai 20 cm iš dirvožėmis, kadangi geologija mums dirvožėmis nedomina, mes tiesiog parašom, kad toks yra ir viskas. Toliau, čia galim irgi priskirti prie dirvožėmio, bet man atrodo, kad čia reikėtų išskirti dar vieną sluoksnelį. Sluoksnelis tai nuo 30 cm iki ten kokias 40, čia sakykim. Ir apsirašom gruntą ir iš kiekvieno sluoksnio įmami mėginiai yra, mes neimsim, kaip minėjau, tai va tik tai pasiimam. Iš tikrųjų tai va, tik dirvožėmis, tai prašom. O tai kaip tikrinti reikia? Taip, o tai kuo? Gali paragauti, aišku? Ne prietaisai. Tai mes darom pirminę tokią apžvalgą, o paskui kaip prietaisai yra, tai su prietaisais tikslinam. Na ir ką mes galim pasakyti? Aš tai sakyčiau, yra priemolis. Rašom, priemolis, moreninis. Moreninis priemolis. Kodėl yra moreninis? Lietuvoje visi priemoliai, priesmiliai yra moreniniai, kadangi jie sliekino suformuoti. Toliau aprašom spalvą. Čia bus su tamsiai ruda. Šiuo atveju galbūt ta spalva daugiau yra įtakojama organinės medžiagos, kadangi sluoksnelis iš karto po dirvožėmį, vis tiek organinė medžiaga gal formuoja tą spalvą. Tai tamsiai ruda, tamsiai kažkokia tai tamsi spalva. Spalvą geriausia aprašyti irgi keliais žodžiais. Tamsiai ruda, šviesiai mėlyna, ten ar dar kažkokia tai. Dėl to, kad kuo tiksliau aprašyti, kad kitas žmogus paėmęs ar laboratorijai tyrimus darys iš karto suprastų, nes spalva labai individualus dalykas. Vienas vienaip mato, kitas kitaip mato. Toliau, jeigu yra žvirgždo, gargždo, galima prašyti, va čia yra, matėsi, pavienės yra gargždas. Gargždų, tai reikia pažymėti, kad yra tų akmenuko. Toliau yra prašoma fizinė būsena. Tai yra, jeigu yra molingi gruntai, priemolis, priesminis ar molis, tai rašom kietas, pusiau kietas, plastiškas, takus, ar dar kažkoks. Tai tiesiog vietoj reikia pažymėti, pasižiūrėti, aš sakyčiau, čia kietas, vidutiniškai, nežinau. Toliau matom kitą sluoksnį, po šito tamsiai rudų sluoksnių yra kitas sluoksnis priemolio. Pirmiausia, rašom atstumus, sakykime, kiek ten gavosi nuo 40, sakykime, iki metro, nes mes tipo visi įsikasėm metro gylio. Ir vėlgi taip pat pasiimam į rankas, pačiupinėjam, kietas, nekietas, kokia. Plastiškesnis? Taip, jisai toks truputėlį jau kitoks. Vėlgi pažiūrim, matom, kad vėlgi priemolis, rašom priemolis, spalva kitokia. Šviesiai rudas. Jo, jau pizarų spalva, jo. Tokia spalva. Toliau irgi yra. Plastiškas, aišku? Nu, nelabai plastiškas jisai yra. Vidutiniškas. Bet toksai jisai minkštas, nežinojau kaip ir pasakyti. Sau kietas. Jis nėra labai plastiškas, bet jisai yra toks, nu, matot, po lietaus yra, vis dėlto gali turėti tas įtakos, kad lietus buvo. Bet mes aprašom tai, ką matom, nesvarbu, kas galėtų būti. Taip pat va, maži žvirgždo gabaliukai yra, tai iš žvirgždo. Ar priemolis, ar priesmelis, iš tikrųjų mes galim tik tai įsivaizduoti, bet taip pat laboratorijoje tai galima tam tiksliai pasakyti. Nes vizualiai gali vienaip atrodyti, o iš tikrųjų granulometrinė analizė parodo visai kitus dalykus. Na ir aprašom fizinę būseną, ar ne? Ir viskas, turbūt. Dabar užkasam ir einam į kitą vietą. 150 metrų. Nu, koks yra. Iš to pati nuvirsi, tai tada.